norim... Tai nebyli užuomeną, tokia, nu, ta prasme, kas buvo, tai buvo taip, kad mes turėjom didžiulį konfliktą praeitoj laidoj, tai galima į ją užmesti akį. Aš noriu pasakyti, kad mano nebyli komunikacija nuo šiol bus perteklinė. Sunku įsivaizduoti nebylę Mariją. Bet labai patiko tavo šitas kerštas, mums sakė dabar Marija isteriškai puošis. Taip, gana. Bet tarp kitko, kadangi mums žiūrovai apdovanoja ne tik tai gražiais žodžiais, bet ir kritiką, tai mačiau vieną komentarą, kad žmonės stebi mūsų aprangą. Aha, viena parašė, kad kažkaip pigiai rengiamės. Kiek išgalim, atleiskit. Kiek kas išgalim. Kiek suprantam apie tai. Suprantam. Šiandien aš tiek suprantu. Kad seną megstuką papuošiai blizgučiais šią. Žinoma, taip išpriejo žaisliukų tokių, kur būna užpučiau. Ir rezultatas nuostabus, labai tvariai irgi tęsiant mūsų praeitą temą, bet šiandien kalbam apie ir rimtus dalykus. Mes visada kalbam rimtus, tik mums rimtai neišeina. Bet gal šiandien pavyks bent kokią minutę, bet pakalbėti apie tai, kas mūsų gyvenime tampa tokiais įpročiais, kurie yra nebegeri įpročiai, kažkokie tai, kurie tampa tarsi priklausomybė kažkokia tai. Man pirma mintis ateina į galvą iš karto, aišku, telefonai, kuriuose mes tikrai juose, paskestam juose ir praleidžiam tiek laiko, kad man atrodo, man, pavyzdžiui, labai įdomu būna stebėti žmonės, tarkim, kavinėse. Ir ateina, pavyzdžiui, pora, ir jie visiškai tarpusavy nesikalba dėl to, kad jie būtų nuolatos kažką įnikę į tą savo telefoną. Ir, mes, pavyzdžiui, mūsų poroje mes, nebent reikia tikrai atsiliepti, nežinau, kažkoks skubus skambutis, o ir šiaip retai, kada, kaip sakant, būna tokių jau tų nepaprastai skubių, kurių negali po 10 minučių perskambinti. Tai, pavyzdžiui, mes telefonais nesinaudojam valgydami. Nu, čia dar pradžia. O šeimoje? Ne, aš juokauju, aišku, kad taip. Tai dabar visai neseniai mačiau Instagram'e toksai reelsas padarytas ir tėtis su mažu vaiku nufilmavęs įvairiausių situacijų. Kaip būna, kai jisai turi telefoną ir jisai ten pritūpęs prie jo žaidimų, žiūri telefoną, jisai nufilmavęs tą situaciją, kaip realiai vyksta. Ir vaikas tuo metu stato kažką. Ir tas vaikas stato ir viskas krenta, stato. Ir toksai, ir sekantis video yra, kai jisai kartu su vaiku jau pastatęs, ta prasme, jau kažką įmanoma pastatyti kartu, kai suaugęs žmogus integruojasi to mažo vaiko pasaulį ir jie kartu kažkaip su ta pagalba vyresnio gali kažkas įvykti. Ir daug tokių situacijų, kaip vaikas valgo vienas, o tėtis šalia taip. Bet ta prasme taip faina, kai tu matai realiai nufilmuotą vaiko elgesį ir tėvo, kaip jisai. Tai va tada kažkaip susimastai, aš pasidalinau to reelsu su savo sekėjais, nes man atrodo, kad tą, ką aš kartais pastebiu, noriu pasidalinti, kad tiesiog suteiktų kažkokių minčių pamastyti apie tai. O čia, kadangi Marija gerai įvardėjo įpročiai, kurie jau po to kenkia, ar ne, tai pavyzdžiui, pradėk nuo savęs. Aš telefoną stengiuosi iš vis palikti pirmame buto aukšte, eidama miegoti. Reiškia, kad prieš miegą aš nežiūrėsiu į ekraną ir atsibudusi aš negalvosiu, kas naujo socialiniuose tinkluose. Bet aš žinau, kad netgi pagal miego kokybės, pavyzdžiui, statistika, kad reikėtų einant prieš, nežiūrėti į ekranus. Bet ten net daugiau, ne tai, kad prieš pat, bet ten net daugiau negu valandą ar 2, dabar aš nenoriu skleisti, bet žiūriu, kad tu turi atsitraukti nuo telefono, lygiai taip pat kaip ir nuo televizijos ekrano iš tikrųjų. Taip. Prieš miegą tam tikrą laiką X, kad tu jau... Tai ekranai skleidžia ten tą švieselę, kuri dirgina visus ten nervų sistemą. Mažo to pats telefonas, jisai kuo įmantresnis, tuo jame daugiau ten tų visų findikliuškų, tuo jisai skleidžia visokių daugiau bangų ir užverda smegeninę. Tai nuo to, kad fiziškai gali veikti mūsų sveikatą, iki įpročių. Pradžiai sakau, pradedi. Gerai, kas įpratę, o aš atsiprašau, jeigu ne, bet man atrodo radistas Rolandas, kuris visada labai nuoširdus sakė, tu kaip tu netaigi atsibundi ant tų liko ir kas čia įvyko, man atrodo, kad jis pasaka. Tai paėmė, iš pradžių prabus tos, atsiprašau, kalbininkų lomkės, ar ne, jis bus įpratęs, o po to tam tūlikė apžiūrėsi sienas, arba gal ką reikia pavalyti, arba tiesiog pagalvosi, kas šiandien veiks ir atprasi. Tai kas dėl telefono irgi, einam valgyti, padėkim visi telefonus savo darbo kambariuose. Aš tai žaviuosi tavo tą telefoną paliktų kitam aukšte, nes aš tai naudoju žadintuoju telefone, man
manau, kad daugybė žmonių. Ta proga aš nusipirkau tokį žadintuvą, kurį reikia nuspausti. Buvo visa išvyka į miestą, žinok, čia buvo toks įvykis didesnis negu telefono pirkimas. Nusipirkti fainą žadintuvą. Bet kalbant apie telefono pirkimą, jūs turbūt irgi matėt, kaip rodo vaizdus, kai žmonės miega palapinėse iš vakaro, laukdami naujo modelio lauke. Taip. Prie tos parduotuvės, tarsi tai parodo, mažutėlės. Įsivaizduok, kad tai rankinukas Gucci, jeigu lauke, palapinėje. Bet išleido tik 10 vienetų pasaulyje ir tu gali jį gauti. Ir aš lauksiu, kol jums bus vintažinis. Gerai. Gerai, tai žinokit, prie tų žadintuvų ir prie tų užmėgimų, su telefonu, tai aš dabar prisiminiau ir ką pati praktikuoju ir ko noriu visai pasidalinti, kas yra naudinga, pavyzdžiui, visokiam manifestacijom ir pritraukimam į savo gyvenimą tų dalykų, ko mes labai trokštam, bet per savo visokią rutiną, darbus ir visą kitą mes neturim laiko, kada susikoncentruoti. Tai reikia žinoti, kad labai magiškas laikas yra 15 minučių prieš užmiegant ir 15 minučių tik pramerkus akis. Tuo laikotarpiu yra tokia aktyviausia visa pasąmonė, kurią mes galim užsiprogramuoti. Vadinasi, klausimus, atsakymus. Vadinasi, mes galim prieš 15 minučių užmigdami, pagulėdami, ką mes pasėsim, va tas ir užaugs. Ką mes iš ryto pastiprinsim, tuo tikėjimu, ką mes vakar pasėjom. Tas dar labiau. Ir jeigu pradėsite tai praktikuoti, kalbu iš savo patirties, tie dalykai labai greitai auga. Taip. Nes mūsų pasąmonė mūsų valdo 95%, o sąmonė tik tai 5% ir su šituo verta, kaip sakyt, investuoti į save. Tai įsivaizduok, kaip save turėti tokią priklausomybę, kad aš nebegaliu kitaip. Aš užmiegu susimastydama, aš galiu dar pratesti, ką aš dar darau prieš užmiegant. Labai tavo ritualą, kaip vadini? Inetos? Ne, bet žinokit, papročiai. Bet yra man... Inetos papročiai. Rubrika. Inetos papročiai. Na. Šiandien laidoje. Bet suokitės, bet paskui tai darot vis tiek, žinai. Žinau, kad ir daugelis moterų ir tas duris prasiplovė su druska. Tai viską, mes laukiam, kada galėsim apelsinus ir įdėti pro duris irgi. Jo. Ten daug labai. Tai ką pavyzdžiui, palaukit, dabar nuplovėt man mintį su savo šūkiniais. Taip, tuoj. Taip, ką aš darau prieš užmiegant ir man tas labai patinka, labai giliai kristi miegą, aš labai gerai pailsiu, nes aš ieškojau būdų. Man ten tie lašiukai tokie, tai yra pagalbinė tokia priemonė iš išorės, o ką aš galiu pati sukurti, tai aš atradau vieną dalyką. Kažkur išgirdau, pradėjau praktikuoti ir pamačiau rezultatą labai gerą. Per dieną mes patiriam daugybę santykių su įvairiausiais žmonėm. Mes labai daug energijos atiduodam kitiems žmonėms, jeigu mes su kažkuo ar ginčiamės, ar kažką tai tiesiog labai juokaujam. Ir tiek tokią negatyvę energiją mes išskleidžiam. Lygiai taip pat mes sugeriam kitų žmonių. Tai prieš užmiegant aš darau atskirimą. Aš prašau, kad mano energija, kurią aš ištaškiau ir visaip išdalinau, gerąją prasme, aš noriu, prašau, kad jinai man sugrįžtų pas mane. Ir taip stabilizuoju save ir lygiai taip pat aš noriu, kad iš manęs būtų išvalyta visa šita svetima užstrigusi energija ir grąžinta jiems. Ir pasimkit. Kai aš pasakau jiems, aš iš karto prisimenu labai aiškiai tos dienos tos žmonės, su kuriais, vadinasi, buvo susikabinimas. Tai va. Ir tada padėkoju, manifestuoju kažkokius dalykus, ką aš noriu gyvenime šiaip patirti. Ir vat, tai iš tikrųjų labai pildosi. Tai man kaip ritualas dienai pabaigti, tai yra dušas. Ir dušas yra ne tik, funkciškai, bet aš tarsi nusiplaunu tą dieną. Ir viskas. Ir tada aš einu gultis. Jau užbaigtas tas etapas, bet tada jau yra kitas etapas, kitą dieną. Man tas dušas toks ritualinis, tai yra iš tikrųjų vakare. Ir labai svarbu eiti gulti, nesusipykus irgi. Taip, apie tai dar greitai ir aš tada perimu, man yra buvę tokių dienų, bet tai susijęs su darbu, pavyzdžiui, kai filmavimas būdavo labai sunkių kažkokių asmenybių, ar ne, tai man neužtekdavo dušo, aš mechaniškai trindavau tą viską nusiplauti, nusigrandyti, ilgai stovėti, keisti mintis, jaučiu, pavyko, tik tada išeidavau. Tai va. Ir vandens dar, pabaigiant su vandeniu,
ratą užbaigiant. Vandens aš prašau vieno dalyko, nes vanduo yra toks senas ir toks patyręs ir turi tiek daug patirties. Tai kai man kažko trūksta, kažkokio žinojimo, kažkokio supratimo ar kažkokios ramybės, aš prašau šitų visų žinių, kad iš tos informacijos, kurią kaupia vanduo, kad visą tai persilietų per mane. Nes aš irgi esu labai didelė dalis vandens. Kad visą tai susijungtų. Tai čia tie gerieji įpročiai, kurie tampa pavyzdžiui, priklausomybė, man šaltas dušas ryte. Nu, aš vadinu tai labai gera priklausomybė. Ta prasme, aš nieko nepriekčiau, jeigu aš neturiu galimybės po jo palysti. Bet manau, kad tai gera priklausomybė. O rytinė kava, pavyzdžiui, yra daugybė žmonių, kurie tiesiog negali pradėti dienos be kavos puodelio. Taip, kol man taip atsitiko, kad aš supratau, kad aš jau baigiau apleisti savo karšto vandens kelis puodelius gėrimo ir aš susijėmiau. Nes ta kava gali būti puikus ritualas, bet gali būti bloga priklausomybė. Bet tai taip dėl to, kad man atrodo, aš tarkim tikrai esu girdėjus ir savo draugų tarpe, aš negaliu pradėti dienos be kavos. Ir aš galvoju, bet kaip tu priklausai pati nuo tos kavos, tu tampi tarsi vergo to kažkokio tai vieno gėrimis, tai kava ar arbata ar kažkas tai, bet tu visai, kad tu nebegali tos dienos. Aš, pavyzdžiui, galiu bet ko išgyventi dieną. Bet tarkim, be vandens negalėtum. Turime, pavyzdžiui, kitą mano dalyką, aš negaliu, jeigu neišmiegu lygiai 8 valandų. Aš galiu ir 10 valandų miegoti, ir 5, galiu išgerti kavos, galiu išgerti kavos, ir aš jaučiu tokią laisvę, kad kokia diena būtų. Apie kavą aš galvoju taip, gali būti gal ta priklausomybė tokia nuo kavos, tai ne dėl to, kad mums labai patinka jos skonis, ne? Ar mums patinka, tarkim, kava rytinė man yra daugiau siejama su tam tikrų laiko savo pabuvimu. Nes kai tu pradedi dieną ir tu žinai, kad tu turi krūvą ten visokiausių įtampinių dalykų, tai tas kavos aš negaliu be pabuvimo su savim. Kitaip tariant, negaliu be kavos. Pasipuikuoti, mano rytinis laikas savo yra tie 3-4 puodeliai karšto vandens. Karšto vandens. Po to jau labai išlaukta kava. Bet aš sėdžiu su to vandeniu, gali būti malda, gali būti padėka. Tai aš va šitą dalyką atradau tokią priklausomybę arbatai ir niekada negerdavau žalios arbatos. Ir man žalia buvo išbraukta iš viso iš mano sąrašo, ką aš vartoju. Bet kai man nutiko ta priešinsulitinė būklė ir aš pradėjau domėtis, kaip galima tas kraujagyslės grandyti ir išvalyti ir visą kitą, tai mes filmavomės tuo metu Moteris meluoja geriau. Ir režisierius serialo Ramūnas Rudokas, jis ilgametis yra žalios arbatos žinovas, vartotojas ir visa kita. Ir jis ten tiek daug žino informacijos apie žalią arbatą, turi labai gerą kontaktą, iš kur gauti pačios kokybiškiausios realiai pasaulyje. Aukščiausios klasės arbatos yra vienas žmogus, kuris turi tą arbatą ir veža į Lietuvą ir mes turim nerealią galimybę žolės dileris. Bet iš tikrųjų jisai labai įdomus žmogus, jisai tokiais įdomiais rūbais atsidaro autobusiukas, aš privažiuoju ir jisai man rodo, kaip tą arbatą paėmė šitaip. Įdedi būtinai va tokio žiupsnelį pabandyk ir liepia pabandyti ir aš paimu tą žiupsnelį, turi būti nedidesnis, ir aš įdedu ir kiekvieną rytą aš tą darau ir ne šiaip, kad aš padarau ją. Aš tada turiu nusipirkau arbatinuką, kuris rodo temperatūrą, aš užpilu mažą ščiurkštą, užpilu, arbata biškį pakyla, aš tada jau uostau, man rodė kaip kvėpuoti, kaip ką, bet čia yra ritualas tas. Kai jau yra kultūra, žinoma. Kavos kultūra, arbatos kultūra, ir yra tikrai ir temperatūros vandens, ir kiekiai, ir kilmės šalys, ir auginimo įvairiausiai ypatumai. Tai su šita romantika galima iš tikrųjų kalbėti apie bet ką. Yra ir vandens kultūra, dabar, pavyzdžiui, išranda tokia, atskira niša kaip vandens someljė. Vandens derinimas. Taigi vandens skoniai kokie skirtai, bet kad vandens someljė yra vandens someljė ir dabar yra nauja kryptis, apskritai kur link mes einame. Tai vandens derinimas su maistu ir, pavyzdžiui, tam tikro gazuotumo burbuliuko vanduo derinamas su tokiais ir tokiais patiekalais. Prie kai kurių patiekalų iš viso netinka, tarkim, gazuotas mineralinis vanduo turi būti tik tai natūralus ir vėlgi koks natūralus. Tai va, mes iš tikrųjų apie kiekvieną dalyką galime kalbėti arba primityviai tiesiog paimti prasigerti, arba domėtis, atrasti romantiką tame. Tai aš klausausi tavęs apie arbatą ir aš dabar kaip tik visai neseniai domėjausi vandens kultūrą naująją, nes iš tikrųjų pasaulis eina link to, kad kuo mažiau alkoholinių gėrimų ir kuo daugiau nealkoholinių. Taip pat, pavyzdžiui, nes jeigu mes kalbam apie įpročius, kurie tampa tokiais pavojingais mums patiems,
arba mus dar tampam įkaitais tų savo įpročių. Tai be abejo, kad žalingi įpročiai yra turbūt pagrindinės, kas pirmiausia šauna į galvą. Tai va dabar mes kaip globaliai iš to po truputį išsivaduojame ir atsiranda alternatyvos, pavyzdžiui, kombučia, kur ten, tarkim, vietoj vyno. Ir taip toliau, ir vanduo to labiau, tai va, kalbėjau. Ne vietoj, čia yra ne vietoj, čia tiesiog paimi ir, tai neiti, nereikia. Bet kad tai nebėra tik tai, kad nevartoji alkoholį, ne, tu vartoji, pavyzdžiui, vandenį, bet sąmoningai pasirinkęs jį. Jeigu jau apie alkoholį, tai aš žinau, kad rašydavau anksčiau tekstus dainininkams. Duoda žuvį vadinamą, kas nežino, kas tai yra, tai reiškia melodija uždainuota skiemenim, kaip norėtų, pavyzdžiui, I wanna you go there. Ir tu turi sukurti prasmingą lietuvišką tekstą, kad atitiktų tiek ir tiek skiemenų, tiek balsių, kad jam būtų patogu dainuoti. Tai aš tokius dalykus anksčiau darydavau. Kodėl aš to nepadarau? Todėl, kad aš tai darydavau tik naktį ir tik su vynu. Ir nereikia tų vyno ten belenkiek, nes tu nebeparašysi. Bet taip reiškia, truputėlį paleidžia fantaziją. Ir aš vieną kartą galvoju, pala. Nu, tada labai jauna buvau, ir kas ten to nemigo naktis. Ir to vyno, po to aš sąmoningai, toliau poeziją rašau, bet ne tą sunkų darbą, kur reikia atitaikyti tuos balsius, todėl, kad visiškai taip atsipalduočiau, man, pavyzdžiui, reikėdavo vyno. Ir aš sąmoningai to atsisakiau. Nes va čia yra, jau, jeigu kalbam, mes nekalbam šiandien apie priklausomybės tą rimtąją kaip lygos prasme, ar ne? Mes kalbam apie įpročius, hobius, kurie įsitraukia ir mes labai skiriam daug dėmesio, daug energijos, bet aš manau, kad tie įpročiai ir jeigu mes skiriam ten daug energijos, vadinasi, mes kažką ten gaunam labai naudingo. Bet aš norėčiau galbūt mes kažko ieškom ir dėl to mes priprantam prie tų dalykų. Aš noriu kartu su jumis apsibrėžti, kurie tie įpročiai tampa, kaip nebepageidautini. Tai aš čia įžvelgiu, jūs pildykit. Aš įžvelgiu dvi sritis. Jeigu vienas ar kitas įprotis kenkia man, arba kenkia mano artimiesiems. Taip, pažiūrėjau, tai čia ir yra. Kaip sakykim, kokie nors hobiai. Tai va. Pat jeigu, tarkim, antra pusė turi kokį nors hobį, kuris tampa svarbesnis negu visa kita. Tai va, žiūrėkit, dabar, tarkim, antroji pusė žaidžia, nežinau ką. Futbolą. Žaidžia futbolą. Jam tai labai padeda. Jis ten susitinka su draugais, jis pasportuoja. Bet tai reiškia, suprantat, aš apie ką ir dabar ir sakiau, kad mes susirandam tos hobius, tas tokias priklausomybės, dėl to, kad mes nuo kažko liktai bėgam į kažką, ko mums yra trūkumas. Kai mes jaučiam trūkumą, pavyzdžiui, pabendrauti su draugais, gerai išprakaituoti, pasijausti vyrų kompanijai, patinų šitam apsupti ir pasijausti tokiu gaivalu. Kai tau nebesinori grįžti pas žmoną ir ten, kad jinai bumba ir ten ar plepa non-stop, ar ten žvengia vėlia kaip, ar ten, ta prasme, taip. Mes grindėme konkrečiais pavyzdžiais. Ne, bet Vaineta, nu ir gerai, aš išklausiau, kad tu sakai ir sutinku, tam žmogui to reikia, bet jeigu... Ne konkrečiai kamuolį spardyti, bet visada yra kažkas daugiau. Tas hobis, tam kažkokiam žmogui, galim imti kažkokį kitą pavyzdį, ar ne? Aš bowlingą kaip žaisdavau, ta prasme, aš nekreipiu dėmesio, man šiandien bowlingo treniruotė su merginom, aš bowlingo komandai virš 10 metų prabuvau. Kodėl tau reikėjo bowlingo? Ir tada yra slidi riba, kad jeigu aš nebegalvoju, kad šiandien yra vaiko gimtadienis, į kurį aš vėluosiu, bet man ne bowlingo, net varžybos, man yra treniruotė. Ir aš vėluosiu vaiko gimtadienį, nes man su mergom susitikti. Tai yra jau pavojingi įpročiai. Taip ir tas vyras, apie kurį kalbėjau apie futbolą, lygiai toks pat pavyzdys. Ir įsivaizduokim, kad yra jo žmonos jubiliejus. Ir jam ne varžybos futbolo, o jam yra tik treniruoti. Bet jis net dreba, kaip nori ant to žolės su vyrais paspėti. Tai yra nebe visai sveikas, jeigu artimui kenkia tas tavo hobis. Įprotis. Eiti tą kiekvieną trečiadienį ir yra psichologiniai dalykai. Šitie įpročiai mes suformuojam dėl to, kad mums yra kažkoks trūkumas. Mes neriam į kažką ir nes nuo kažko tu bėgi. Taip, nes tu nuo kažko tai stengiasi pabėgti ir įklimpti į kažką. Va būtent įklimsti į kažką. Tai ką su tuo daryti? Nes tada atsiranda kažkoks fanatizmas. Tada, nes kai yra fanatizmas, kai nėra fanatizmo, tai nekenkia niekam. Žmogus pasportuoja ir grįžta.
ane? Bet jeigu yra fanatizmas, tada kenkia man, nes aš nerandu to žmogaus pasitikrinti. Ir jam pačiam kenkia dėl to, kad jisai praradinėja daug dalykų aplinkų, nes daug nebemato, jis yra į savo tą aistrą įklimpęs, nes ten jisai gauna tai, ko negauna tenais, kam skaudina ką. Jo, mano, pavyzdžiui, tikėjimas irgi galėtų būti fanatiškas. Jeigu kai mes filmuojam, susitinkam sekmadieniais, aš vėluočiau pusvalandį, nes man reikia būtinai į mišias, ar ne? Ne, tai mes bet aš galiu nueiti. Vėliau pradėtumėm filmuoti. Ne, bet aš galiu nueiti vakare į mišias. Nu, tu prasme, tai nėra fanatiška. Man to reikia. Ir tu savo nekenki, kitiems irgi nekenki. Bet mes tai, kad man įdomu pagalvoti iš to žmogus perspektyvos. Nu, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, jeigu aš turiu kažkokią tai pramogą, kuri man nebepasiekia. O tu turi, pavyzdžiui, kažkokį, konkretų dalyką, kad, pavyzdžiui, galima būtų savį pavyzdį savo. Kam? Kas tai? Mano šiuo metu aš dabar to nebepraktikuoju, nes tiesiog man nebesusidarė. Taip, turėjai. Bet tai buvo mano tikrai nuo širdį artimas hobis buvo keramika. Žiedimas, libidimas. Aš labai silik svajoju. Ir tai buvo, aš klausausi tavęs, kad kodėl žmonės, tarkim, turi kažkokius tai vienokius apie kitokius hobius, tai be abejo, kad mano tai buvo tokia pabėgimas į to įtyvą, nes aš savo darbę, aš visą laiką kalbu ir esu apsupta žmonių, kurie kalba. Tai man ta keramika buvo tokia meditacija, būtent tos absoliučios tylos, ramybės, lėto proceso. Aš šiaip esu apskritai žmogus, proceso, o ne skubaus rezultato. Man, ta kelionė to išgazos link yra, Oi, net saldu. Aš taip svajoju gauti, aš esu gavus dovanos siuvimo mašiną iš savo tėvų. Tai sekantį dalyką, aš dabar ką noriu, tai noriu sekatorių turėti. Čia krūmam. Tai, šitas... Yra sekatorius, bet yra tas, kur su ta zilka, kur nupjauna. Nepik neįsivaizduoju. Toksai ant strypo. Kaip jis vadinasi? Nu, o kas su siuvimo mašina buvo? Kaip jis vadinasi? Tomai, kaip vadinasi? Trimerio reikia. Trimeris? Tai dabar gimtadienį dalgi nusisvirė. Trimerį. Ir sekanti dovana, ką aš norėčiau gauti, dar sekanti gimtadienį, tai yra va šitas tas, kur... Gerai, čia jau šiek tiek mes esame labai plačiam diapazone. Ta prasme, bet apie dovanas, kad jau pradėjom kalbėti, mes vis dėlto esam kalėdiniam laikotarpiu pasipuošę ir pačios, ir aplinka. Tai bet man labai įdomi tema yra dar ir dovanų. Bet priklausomybė nuo dovanų? Ne, bet pabaigti su tuo. Ne, nes tas tavo trimeris mane labai įkvėpė apie dovanas pakalbėti, apie tai, kad ką galima dovanoti ir ko tikimės arba nesitikėm. Tai, pavyzdžiui, siurblys ten, tarkim. Bet jį norėtų trimerio, dovanų. Aš labai noriu, aš pati užsisakiau. Bet tu nedovanok savo, mes galim tavo dovanoti. Ne, aš nesau dovanos. Nekalbėt visų vardų, bet nieko. Aš paprašiau tėvų, kad sakau, aš labai norėčiau, man labai patiktų. Žinok, trimeris brangus daiktas, nesakyk, kad mes galim padodoti, aš dėl to taip sureagavau. Visai nesusikau. O ką tu norėjai sakyti? Tai ne mano trimerio nori, ne tą. Aš žinau, kiek dalgis kainuoja, šiandien pievių čempionatą vedu 3 metus, tai žinau, kad dalgis yra labai brangus. O trimeris, tai taip ir buvo varžybos tarp dalgio ir trimerio ir greičiau nupjovė dalgio. Kas būtų pagalvojęs, kur linksmais mūsų pokalbis? Taip, apie šiandien. Bet žiūrėk, tu nepabaigai apie savo tą aistrą, nes tu norėjai kažko paklausti ir remdamas į kitų pavyzdžiais. Taip, dėl to, kad aš galvoju, kad aš pati nenorėčiau, kad mano kažkoks tai toksai, priklausomybės dalykas įskaudintų kitą žmogų. Ta prasme, aš suprantu, kad aš labai noriu, bet aš nedaryčiau to, nes man būtų gaila to žmogaus, jeigu jam yra svarbi diena, svarbi šventė. Tai nereiškia nepriklausomybė. Reiškia nepriklausomybė, nėra nukreipimo nuo normos, nėra fanatizmo. Ne. Taip. Aistra, hobis, pomėgis. Geras žmogus. O ką tu apie dovanas norėjai? Gera tema. Ne, aš tiesiog pradėjau galvoti apie tai, kad yra labai įvairių žmonių. Mano draugai, pavyzdžiui, dovanojo šalmą savo vyrui, nes jisai norėjo šalmo. Wow, kokia gera dovana. O kodėl čia? Šalmas. Ta prasme, atliepti į vyro aistrą. Man yra padovanojęs buvęs vyras, žinai ką? Boulingo batelius. Man pavydėjo visas boulingo klubas. Bet tai yra boulingo sporto. Man pavydėjo visas boulingo klubas, nes jie visi tuos dėvėtos pripurkštus spiritų dezinfekcinių skysčių avėdavo, o aš turėjau asmeninius. Patiko šitas, tai čia yra tas pats, kas šalmas. Padovanoti vyrui statybinį šalmą, jeigu jis ruošiasi statyti namą, arba dviračio šalmą, jeigu jis važinėja be šalmo dviračių. Kalėdom. O kalėdom kokios tavo yra fantazijos? Be deimantų. Deimantai, be deimantų. Ko dar norėtum be deimantų?
pasakyti. Ne, iš tikrųjų tai visiškai ne kaina esmė, bet man atrodo, kad, na, tarkim, aš vadinu tokios būtinaisiais daiktais. Pavyzdžiui, kokių nors buities prietaisai ir taip toliau, man atrodo, kad juos gali nusipirkti bet progos, tiesiog. O jeigu negali? Na, pavyzdžiui, aš labai svajočiau, tarkim, ar ne, apie kažkokį tai buities pagalbininką, bet mūsų biudžetui jis yra brangokas, aš neapseisiu, baigit, išplaksiu aš ranką, nereikia man ten. Aš visiškai suprantu, tai O tada kalėdom, wow, kaip nustebina, man palengvina buitį. Bet aš tada vis tiek ne, aš net šalia tikėčiausi, nežinau, atvirutės, na, ta prasme, kažkokias yra šilumas ateigiantis. Nu, kažko iš Romantika LT. Pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, tarkim, nuostabu, atrodo toks, tikrai labai, na, lyg ir įprastas dalykas kalėdinis, bet man, pavyzdžiui, žvakė kvepinti. Man, pavyzdžiui, stresas, aš galvoju vis tiek, žinai, kažkaip... Ne, nu, aš norėsiu aš tik sutinku prie kombaino pridėti žvakę. Prie kombaino pridėti kažką šilto, žvakę. Siurblys, žinai, šelnas, ten dar kažkas. Grielka. Žodžiu, aš ieškau... Asta, kokios tavo dovanas? Kas tau? Aš jau esu pasisakius, kad man labai patinka praktiškos dovanos. Tai aš visai aš jau nenorėčiau virtuvės kombaino gauti, nes aš jį galiu nusipirkti, bet tame ir, ar ne? Ir kitko, aš galiu padovanoti, kam reikia, gal jums reikia, gal... Ir man nesakyk visiems, sakyk, Pradžioje jums pasakau. Aš turiu tokį, kai aš dar name neturėjau virtuvės, man reikėjo gaminti kažko. Ir aš nusipirkau tokį labai krūtą puodą, kur galima viską ten daryti. Kodėl tu nenaudoji jo dabar? Todėl, kad aš dabar turiu orkaitę. O ten jis kažkaip kaitinasi iš elektros? Jo, man reikia. Rimtai? Pakalbėti. Tai užimta jau rezervacijai padaryti. Visų 30 000 žmonių, kai įsidėjo, bet jau puodas paimtas. Jau paėmė telefoną. Jau puodas paimtas. Bet už rimtai tau reikia? Ne, bet jūs puodą negavot, bet jūs turite visiškai kitą šansą gauti geresnius dalykus. Taip. Tai yra mūsų draugų Amor de Vil. Įvairiausias idėjos dovanai ir šį kartą aš noriu papasakoti, nes aš esu didžiausia jų gerbėja ir aš nebegaliu nustoti šnekėti apie juos, todėl kad tikrai lietuvių produkcija, kurią aš absoliučiai atradau, rašiau jiems laišką socialiniuose tinkluose, paklodė odė, už tai, kad taip, kad laikytųsi šitaip kvapas ir dabar jie turi labai platų diapazoną nuo namų kvapų, žvakių, kvepalų iki įvairiausių gaminių skirtų automobiliui, pavyzdžiui. Kas yra labai svarbu? Losionų pasitėpiau dabar. Taip. Prieš laidą. O jeigu jūs pirksite už 49 eurus ir daugiau... Gausite va šitą dovanų losioną, va šitą, kur ką tik astavosi. Gausit losioną. Prabangus, labai gražu. Labai skaniai kvepia. Taip, bet va, tokie yra maišeliai, kuris yra kvapų. Ten yra losionas padėtas. Aha, yra ne. Vyrams į automobilį, moterims į spintą. Čia man? Rimtai? Kaip fainai, ačiū. Spinta labai faina, nes rūbai pradeda. Čia kvapeliai? Prikvėpėti, labai laikosi ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad vėliau galima juos atnaujinti įsigijus tepalus mažiukus tokius buteliuke, kuriuos pasipurški iš nuojo. Tiesiog iš naujo intensyvinį, ar ne? Ir jisai amžino galiojimo. O čia tas losionas? Čia tas losionas. Čia kurį galima gauti dovanų, perkant už kem 9 ir daugiau. Tuoj pasakysiu, čia yra kubietiškas tabakas ir mediena. Kaip taip, jūs gėda per palaukit, jūs nežinau, vien tik apie save, galvokit apie dovanas, pavyzdžiui, dovanas vyrams. Įvairiausiamis pakuotėmis. Aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, tau lengva, Marija, vyrui išrinkti dovaną? Gan sunku. Aš jau išrinkau. Man sunku. Aš jau išrinkau. Ką išrinkai, pasakyk? Kas yra? Tai yra automobiliams kvapai. Kaip aš minėjau? Aš jau išrinkau, jinai reklamistė mūsų. Aš esu, žinok, jau užsėdusi ant automobilinio kvapo. Aš žinau, aš jį turiu. Pas mane kosmosas, aš važiuočiau su juo bet kur. Ne, bet su tuo vyru, kuris turi tokį automobilį. Su juo niekur nevažiuosi. Supratau. Parodyk, jis yra įmirkytas ir labai ilgai kvepia. O Dieve, koks afrodiziakinis kvapas. Ir tu nevažiuosi su juo. Bet rimtai, kokios geros idėjos dovanom, kai tai nėra tokio artumo tavo žmogus, kad tu nori įgyti brangią dovaną. Kažkokia smulkmena, miela. Ir tokia solidi dovana nuo viršininko iki tiesiog bičiulio, ta prasme, bet kam. Apskritai jis yra ypatinga labai dovana, todėl kad, ta prasme, tai nėra tik tai kažkoks tai daiktas, jis tai iš principo sukuria nuotaiką netgi, prisiminimą, ar kad yra važiuoju. Nuostabi idėja, tikrai geresnė už rašiklį, tušinuką, fleškę, kas yra baisiausia, šiandien kalbėjome apie priklausomybės ir alkoholį, kaip man yra baisu, kaip dovanoja tą, žinot, kas yra fleškė?
tokia labai graži, čia parodžiau, nes įsidėti vyrui iš švarko kišenę, žinai, tokia plokščias buteliukas, viena populiariausių vyriškų dovanų. Siaubas, aš tik sakau. Jinai atsisuka, kamštukas taip atsilenkia ir ten gali prisipirkti iš savo baro kokią nors stipraus gėrimo ir rinkti su vyrais medžioklę ir žvejybą. Čia yra siaubas. Galvojau, kad, pavyzdžiui, mano antra pusė rūko, ko aš tikrai nepalaikau, nes skatinu, man tai yra viena iš ydų mūsų poros, tai yra jo rūkimas. Ir, mes kaip gražiai pasakiau, mūsų poros. Čia jau bendra. Wow, mano vyro staptelėjau. Tai, žodžiu, tai va aš kažkada tai ieškojau jam tikrai dovanos, galvojau, kas galėtų pračiuginti, kas jam būtų, kad ką jis galėtų dažnai paimti rankas, kad pagalvotų. Ir yra tokios gražios labai pakuotės, tarkim, metalo, įsidėti būtent cigarečių pakelių, kad jis nesimatytų pakelių. Ir lygiai tas pats gali būti žiebtuvėliai. Ir tikrai estetiškas, stilingas. Tai tu jį paskatinai. Ne, aš nepirkau. Ir aš pasižiūrėjau, kokie gražūs daiktai, kaip jie, jie skatina vartoti tą kažką. Bet aš pagalvoju, aš nenoriu jam dovanoti to, kas šlovins tą jo įprotį, kurio aš visiškai nepalaikau. Ir tada aš galvoju, ne, tikrai, ne, geriau aš žiūrėsiu tą bjaurų pakelį. Geriau kojinės. Alkonės yra labai svarbu dar. Aš ką tik buvau visai neseniai gimtadienyje, kur buvo draugas padovanojo, pasiuvo pats iš odos, draugas draugui, žinot ką? Tokį gražų cilindrą, į kurį puikiai įsistato tip-top alaus skardinė. Kad eidamas senamiesčiu galėtum nepažeisti įstatymo. Gal tai galėtų būti vandens gertuvė, pavyzdžiui. Tai kur kas geriau. Alternatyviai. Gerai. Taip. Ką dar ten turi? Su šiek tiek labai daug. Tai rodyk, mes matai, kad laukiam. Aš jau labai daug. Ką sakau? Ten tikrai tokie bumboliukai. Kas tai bumboliukai? Kas tai bumboliukai? Dovanos, o tarp kitko, matai, kaip tau pasirodė įdomu, dėl to, kad tau patiko pakuotė. O jeigu nori užsakyti dovaną Amor de Belle, tai gali nurodyti, kad tai bus dovana ir paprašyti dovaninio įpakavimo ir tavo artimieji draugai. Komentare? Taip. Komentare. Jo, man labai patinka, kai yra pakuotė. Ir nebereikės rūpintis to įpakavimu ir tai bus firminė. Parodyk. Ne, bet iš to. Aha, yra ir tos kvadratinės dėžutės, kur mes jau vieną kartą žiūrėjom. Rinkiniai dovanų. Taip. O čia yra konkrečiai viena dovanėlė. Aš prieš kalėdas paskutinę naktį prasiėmu šitos, žinau, kad vienintelį dalyką, ką reikia nusipirkti pakavimo popierių. Ir man labai patinka užsiimti tuo, kaip ten dėlioti. Aš būna prisirenku iš gamtos visokių ir samanų, ir ten visokių konkorėžių, ir ten ir kiekvieną dovanėlę prisirenku. Bet jeigu nespėjai... Bet visai būna, gali gauti iš karto tokią pasaką. Faina, kai iš karto su pakuotė. Aš tai, pavyzdžiui, tikrai pirkčiau užsakytą pakuotę ir aš tai ką padaryčiau, aš pati apipaišau prieš kalėdas gruodį, jau pradėjau ir šiemet, aš prisiperku medinių senovinių skalbinių segtukų ir su plonu teptuku aš aptapau tos segtukus ir po to naudoji ant dovanos užsegu, o po to šeimininkė gali panaudoti miltų pakuotėje užsegti, kad nesausi pusryčiai, bet kam. Apie ką čia kalbu, apie kažkokį asmenišką, kuris šilumą sukuria momentas. Ir čia visiškai ne kainoje yra esmė. Bet tau tas segtukas, tu ką, jo neišmestum, tu jį pasimtum? Aš aišku, jeigu žinau, kad čia yra. Tu esi tokia, tau nebūtinai ten, kad tipo, jau turi būti doleriai, žinai. Baigtų. Apie mane. Aš nežinau, aš tiesiog man įdomu klausiu dėl to. O grįžkim prie tų įpročių, kurie kenkia arba tampa priklausomybėm. Kas dar čia galėtų būti? Kas dar? Nu gerai, čia apie vandens someljė pasakėte, bet aš šiek tiek ironijos turiu ir apie vyno someljė. Aš žinau, kad tai atskira kultūra, aš žinau, kad tai yra ten poskoniai, kurie metai vyno. Bet aš neseniai skaičiau knygą, kur pažiūrėta kitų kampų. O įsivaizduokime, kad tai yra marketingas, stumti visą tai, kad vynas tai yra. Vynas pagamintas iš supuvusių vynuogių. Iš rūgalo, žinai. Ir kad iš tikrųjų tik taip klostėsi istoriškai. Jinai tai daro ir pasakoja moteriai, kuri ištekėjo už Italo. Aš jau galėtų būti su mumis šią akimirką. Bet aš sakau, pamėgink. Aš tai galiu pamėginti. Nulaužti, nesvarbu, nulaužti tą požiūrį ir pažiūrėti, kad tai tiesiog vyno someljė kaip savoką tokią sukūrė iš tikrųjų vyno gamintojai. Kam? Kad atsirastų kažkoks ponas nepardavėjas, kuris ten uostų, tai išspjautų. O iš tikrųjų tai yra vynas. Aš labai ginčiausi tą temą su Deiviu. Mes važiavom su spektakliu ir aš labai ginčiausi. Ir prasidėjo viskas nuo medžioklės. Aš sakau, bet medžioklėje, tai ta prasme eini tu ir nužudai gyvūną, taip? Ne, mes ten valome mišką, ten nuo... Sakau, taip, bet galiausiai tu jį pokšt ir tu atimi iš jo realią gyvybę, taip?
Ne, tai čia visa filosofija, čia yra ta... Tai ir aš tada, aišku, įsitraukiau į visą šitą ir aš tada sakau, vynas. Kaip su vynu yra? Pasirodo, jis domisi ir šitais dalykais. Ir sakau, kaip su vynu yra? Pažiūrėk, sakau, kažkada vienas žmogus sumastė, kad kažkada vyko tas kažkieno sumastymas, kaip mes trysia sėdim, žiūrėk, čia iš tikrųjų, žiūrėk, ir čia skiriasi, atraskim sistemą, išraskim tą, skonius tą, sugalvokim. Ir sakau, dabar, kai tu eini pas kažką mokintis apie tai, pažinti tos skonius, tu vykdai kažkieno pažinimo tą visą procesą praeitą ir tu mokiniesi jo pažinimo tą procesą. Bet iš esmės aš pasiemu vyną ir aš sakau, oho, šitas man skanu, o šitas man neskanu, ne? Šitas sutraukia, o šitas rūgštus. Ašgi turiu tos pojūčius, lygiai taip pat kaip kažkada tas žmogus, kuris sugalvojo ir atrado visą tai. Dieve, kokia ten buvo diskusija, ten buvo iki yra kokybė ir yra rašalas, yra ten ta... Reikia suprasti, kad yra skirtumai, tikrai iš... Aišku, yra didžiuliai. Bet aš apvainikuosiu tą viso vyno ir someljė istoriją, aš turiu bičiulį, kuris yra vyno someljė, bet jis yra Turkijoje, kas labai reta, nes jie neturi vyno kultūros iš viso, bet jis toks labai apsiskaitęs ir labai europietiškas. Ir mes buvome jo restorane su jo vaišingumu ir taip ir buvo. Jis atidaro vieną butelį, čia tokie, aromatai čia antrą butelį, čia tokie. O po to aš neties kokiu 6-7 buteliu, jis atsistoja ir sako, gyrė, o po to pamatė tą savo komiškumą, kad jis jau gerai apgirtęs, žinai, ir jis toliau tas pospalvis aiškiai ir sako, bet iš principo vynas yra good, because when you drink wine, you get drunk. Ir tu geriai vyną, tu tiesiog girtėjai. Ir jeigu sąžiningai, aš šiandien esu tam taške požiūrio. Gerai, yra tie poskoniai, bet iš principo tai sukurta skatinti vartojimą yra. Nes apie vyną esmė tokia, kai tu geri, tu girtėjai. Tai yra alkoholis. Vyno vynas, reikia to vyno vartotojų, jeigu tu logiškai. Tai viskame, lygiai taip pat, tai yra kiekvienam žingsnį mes darom kažkokius pasirinkimus, ne? Kiekvienam žingsnį, pavyzdžiui, mes irgi lygiai taip pat su šitais kvapais, mes papasakojam, kas mums patinka ir kas mus traukia ir mes čia uostom ir džiaugiamės. Kita vertus tiksliai, mes tą patį darom, skatinam. Žiūrėkit, atsiprašau, tai ta prasme, tiksliai, tai dėl to, kad šitas brolis ir sesuo nori reklamą pasidaryti, o tuo atveju mainais į tai mes dalinamės savo labai individualiom patirtim ir duodam visai kitą naudą, būtent šitų žmonių dėka. Tu gali mane nušaut galinę, bet tu ką tik paminėjai savo buvusį vyrą, Deividą. Aš paminėjau. Aha. Tu paminėjai, kad diskutavot apie medžioklę ir apie... Deivis yra dainininkas. Kaip gerai, kad patikslinai, aš galvau, kad tu su buvusiu vyru. Deividą niekada nevadinau Deiviu. Jisai čia yra jo. Tiesiog mums supratau, nes jis yra visiškai kitas žmogus. Geras, aš supratau, kad tu čia taip su buvusiu vyru. Kaip gerai, kad išsiaiškinom. Bet vis tiek paklausiu, jeigu supyksi, nieko baisaus. Aš ką tik mačiau, kad jisai turi naują merginą. Ai, tai, tave taip aišku kažkaip palėdė? Ne, visiškai ne. Čia yra jau praeitas dalykas. Bet tavo Jau išsiskyręs, norėčiau pabrėžti, kad tame straipsnė apie naują antrą pusę, jis buvo iliustruotas 50 nuotraukų su Ineta ir tik tai 3 skurdžiom telefoninėm. Retrospektyva jų gyvenimo kartu. Ne, bet tai normalu, ta prasme, nes aš daugiau su juo praleidau metų, negu jie dabar. Normalu, kad jie neturi tiek nuotraukų, tai čia viskas yra normalu. Aš tiesiog šitas žinia, taip, sužinojau, aš jau žinojau, bet viešai, kad tas straipsnis konkrečiai išėjęs, aš sužinojau per kitus žmonės, nes aš neskaitau portalą, aš nežiūriu, nesėdžiu Facebook'e, nežinau tų visų žinių. Tau kiti pranešė. Man pranešė, jo, grinai draugai pranešė. Dėl to, kad dar matei, tai aišku, kad ašgi žinau, tai jis yra, tarsi, artimiausias žmogus, tai yra mano vaiko tėtis. Tai tu jau žinojai. Aš žinau šitą visą istoriją ir visą tą, ir aišku, buvo tas momentas mūsų santykiuose, kai mes labai gražiai bendravom ir po visko, buvo visokiausių audrų, paskui buvo viskas perinamas laikotarpis ir paskui įvyko labai gražus santykis, jisai galėdavo ir likti ir nakvoti, ir jisai kitam kambarį miega, su Freja lovai praleidžia daug laiko, jie atsisveikina, jie būna.
Ir tada mes vakare pasigreilinam, kartu užmigdom ten prie, dar pasėdim paplepam, pašnekam apie tai, kad kokie buvom kvaileliai ir kokie nesąmonių darėm, bet sorry Michael, jau viskas kaip ir Rachel forgot. Ir vis Rachel forgot. Rachel forgot. Ir žodžiu, ir tiesiog pasijuokdavom, labantis, nueina į Frėjos kambarį, išmiega, atsibunda iš šitą, išvažiuoja, atsisveikina tetę. Fainas tas laikotarpis. Ir buvo vienas vakaras, kai taip sako, bet įsivaizduoju, sako, bet susirasime kitus, žinai, žmonės ir nebebus taip, žinai, kad mes va, taip draugiškai. Aš sakau, o kodėl ne, bet aš su pilnu tikėjimu, o kodėl ne. Aš, pavyzdžiui, man kaip yra face kontrolas, tai būtų soul kontrolas arba priėmimo kontrolas. Ta prasme, jeigu jisai nesugeba priimti per mano vaiko gimtadienį ar per šventes svarbiausias metų, mano antra pusė naujai atsiradus negali priimti, pavyzdžiui, Deivido, Vaiko tėvo. Atsiprašau, tai yra vienas iš tų tokių punktų, kur aš jau svarstyčiau apie santykius. Taip, bet ir nesusirasi tokio žmogus. Tu susirasi žmogų, kuris... Nu taip, dėl to, kad man tai atrodo visiškai normalu ir aš norėčiau, kad tas žmogus irgi tai matytų kaip tik pagiriamąją dalyką. Man ši fantazija, o tu įsivaizduoji, kad tu turi draugą, ar ne? Ir aš taip pat. Tu turi draugą ir ateina Deividas, jie susipažįsta, žinai, ten tavo draugas nueina, tarkim, nežinau, į virtuvę ištraukti iš orkaitės kepsnį, žinai, ir tavo Deividas sako, netinka jis tau. Man, čia nieko tokio. Iš Deivido tai aš ir, ta prasme, aš žinau, kad jis ir sakytų ant beleko, kad netinka. Ai, rimtai? Taip. Bet čia normalu, čia tiesiog tipiška, taip, prasme, kad, bet taip ir turi būti, nu kitaip negali būti, kad, žinai, kaip to fainas. Koks fainas žmogus. Ne. Bet aš prisimenu tą istoriją, kad kai tą vieną vakarą, kai sako, kaip čia buvo, žinai, jeigu taip. Aš galvoju, kodėl čia taip nerinovai, supranti? O ašgi kiaurai. Ir tu supranti, ir aš sakau, kad jau yra. Aha. Jo, rimtai. Ir aš taip, žinai. Jo, ir sakau, tai nieko, žinai, sako, sako, žinai, tu susirasi, žinai, sako, aš kaip labai daug bus pokyčių, žinai, tada sako, o aš jeigu susirasiu. Ir žiūri į tave. Kas bus tada? Ir aš taip, žinai. Ir aš sakai, koks jos vardas? Ir aš suprasdama, kad jau yra kalba apie konkretų žmogų, kur galbūt dar neaišku, dar, žinai, pati pradžiagi, ten dar taip, žinai, aš apsimečiau Deividai, kad nesupratau. Ir sakau, aš klausausi išėjo paskui. Bet tikrai nuoširdžiai aš jam sakiau, kad... aukščiausią aktorinį jungusą, kiek galėjau. O tu galėjai. Tiesiog pasakiau nuoširdžiai, iš tikrųjų kaip nuramindama, nes iš tikrųjų taip ir jaučiausi, kad taigi viskas gerai, taigi, ta prasme, turi tie žmonės bendrauti. Man, pavyzdžiui, nėra jokių problemų, kad jie pasims Frėją, kad susipažins, kad kažką. Čia gali būti galbūt daugiau gal jam, aš irgi nežinau, kaip būtų, bet galbūt jam yra, kad kažkaip dabar keista, kad aš kaip ir su Frėja, tėtis ir čia staiga aš, ta prasme, pačiam jam, bet ne dėl to, kad kažkas būtų iš mano pusės ar iš Frėjos pusės. Kaip mes Frėjai visą tai pateiksim, taip vaikas ir priims. Jeigu mums yra tai normalu ir vaikui nėra jokios čia traumos. Tai yra labai brandus požiūris ir apskritai svajonė, jeigu santykiai, kaip sakant, nesusiklosto, kad žmonės gebėtų bendrauti po to, išlaikyti pagarbą vienas kitam. Ir man, pavyzdžiui, labai baisu yra, kad žmonės, aišku, visko gyvenime būna labai blogų patirčių, bet ta prasme, bet kažkaip pagiežą laikyti. Nes man atrodo, kad tu pats susirgi nuo tos pagiežos. Kad kaip įmanoma. Tai krūvis yra, tai mes nešiojam labai daug. Aš nežinau, ar verta pasakot, aš dabar buvau vienoje laidoje tėvų darželis ir tenais pasakojau. Čia jau praėjo nemažai laiko nuo to, kai bus mūsų laida rodoma, ne? Bet aš apie tai norėčiau papasakot, jūs, man atrodo, aš jums net neužsiminiau apie tai. Ne. Buvo Frėjos gimtadienis ir atvažiavo Deividas. Ir pasakoju tą istoriją vien dėl to, kad tai būna žmonės mylėjai, taip nutinka. Ta prasme, atvažiavo į namus. Gimtadienis. Ir mes užputėm žvakelės, visi kiti, ir jūs įruošėsi važiuoti namo. Ir Frėja įsibėgėjo ir taip apkabino jį. Ir tuo metu televizorius buvo išjungtas, buvo tokia tyla, ramybė tokia. Kaip jeigu nutylam visi ir tokia tyla. Ir taip įsibėgėjo, taip apkabino jį taip per kojas.
ir taip užsimerkia. Aš tavęs niekada nepaleisiu. Ir taip stovi. Ir aš sakau, Deividai, dabar 5 minutės kokybiško laiko su vaiku. Visai stovi tą koją, atidavęs, laukiam. Laukiam. Aš sėdžiu, visai stovi, laukiam. O jinai pasiemus tą koją taip, aš dar jos tokios nesu mačius, ten tokia konsteliacija buvo, kas žino tą konsteliacijų išsidėstymo tą metodą, tai čia grinai, tada jinai man sako, mama, ateik, laiko koją. Sako, ateik. Čia ką tu nori, kad aš tavo kitą koją apsikabinčiau, žinai. Sako, aha. Aš pritupiau, apsikabinau tą jo kitą koją ir tupim. Ir kokias 2 minutės, ganėtinai ilgas laikas, taip 2 minutės. Ir jinai taip toliau užsimerkė. Jinai net nekreipė dėmesį į mus, lyg tai stovėtų nežinia kur. Savo pasaulėlį. Tada jinai kelia rankas į Deividą, kad jisai ją pakeltų. Aš stojus jau atsitraukinėjau, jinai mane už rankos tik capt. Jisai ją pakėlė, jinai man per kaklą, jį per kaklą, va taip sukabino mus ir mūsų galvos va taip yra va tokio atstumu. Ir mes taip, ir jinai padeda galvą ant vieną, pasižiūrė mus, tada ant kitą ir taip jinai kaifuoja, bet jinai kaifuoja taip labai šviesiai, ne tai, kad vat, kažkokio skaudu, bet jinai tiek kaifuoja ir pabučiuoja į žandą jam, man. Matau pas Deividą, taip akstyviai, taip neaukis, man toks prauduliukas kyla. Bet toks šviesus, toksai nėra tokio, kad būtų nemalonu, kad būtų įtampa. Ir mes stovim ir aš galvoju, kaip gera, kad mums nėra įtampos. Ta prasme, būti taip arti. Ir aš tada prisakau, kraunės baterija, ne? Gerai sugalvoju. Ir jinai sako, kraunas baterija. Ir tada stovėjom dar kokias, nežinau, 3 minutės tokias ilgas. Buvom tiek, kol ir jisai stovėjo be kalbų, susitarėm, kad kol pakrausim pilnai, tol stovėsim. Ir jinai paskui pradėjo patrupučiuką muistytis, perėjo pas mane, tetė išvažiavo 5 minutės, jinai užmygo, tai va kaip kūdikystėj, kojos, rankos, va tokia, va, visa žergus. Ir miegas su tokiu. Bet fainai reiškia, tai reikia pabūti va tos 3 sąjungoje, jei to reikėjo. Bet jinai nereikalauja būti kartu. Kaip įdomu, kad toks vaikas pati susikūrė šitą konsteliaciją, kur mes einam, mokam pinigus. Tai čia jin turi tą terapiją, jin turi tą intuiciją ir pasiėmė. Tai supranta, mes paskui tik tai tam tikrų momentų prarandam. Kaip faina, kad mes su juo, ta prasme, visiškai nejausdami kažkokio diskomforto, tiesiog taip gražiai visą tai natūraliai vyko. Ir po to labai keičiasi dar santykiai, jie tampa švelnesni ir fainesni. Bet čia yra jūsų nuopelnas. Būsiu nemandagi, bet gavau žinutę, atvyko gydytojas Domas Kurlavičius, aš einu jo pasitikti. Jėzau, pas tave tie daktarikui. O tu jau žinai, mano amžiai daktarų reikia. O ačiū už dovanas. Ačiū už dovanas. Aš einu pasitikti, jūs padarykit, prašau, kavos ir patraukit vieną kėdę. Aš turėsiu svečią. Ačiū mergytės. Tolimesnio gražaus advento pasimatysim. Atveria širdį. Ačiū tau, kad tu atverėjai širdį. Pasakoti istorijas, aš dabar svečias yra svečias. Aš noriu dar paverkti, ten papasakoti apie skyrybas. Reikia sužinoti informaciją apie grožio kelią, kaip tenais reikia grasintis. Mano svečias yra Domas Kurlavičius, plastikos chirurgas, Endolift pradininkas Lietuvoje. Sveiki. Sveiki. Kadangi Endolift pradininkas Lietuvoje, tai aš apie Endolift ir noriu pasikalbėti. Aš pati buvau Derma Surgery klinikoje ir patyriau, kas yra Endolift, bet kas tai yra teoriškai, aš nežinau, to nežino ir mūsų žiūrovai. Tai kas yra Endolift? Tai kągi, norėčiau su malonumu pristatyti naują lazerį Lietuvoje, tai yra naujiena. Pasaulyje naujiena, bet jūs jau metus aktyviai mes jau dirbame ir turime jau pirminius rezultatus, kurie mus džiugina. Tai klientės džiugina? Taip. Pacientės, atsiprašau. Ir klientės, ir mus džiugina, svarbiausia yra abipusis ryšys. Taip. Tai pasaulyje šitas lazeris jau yra žinomas. Lietuvoje iki mūsų jis dar nebuvo žinomas, tai mes keliavome į Italiją pas profesorių Roberto Rufa, tai jis yra Endolift lazerio tarptautinis treneris. Taip vadinasi treneris? Taip, kaip sporte? Kaip sporte ir jisai moko, kaip naudotis tuo lazeriu, tai mes turėjome pas jį teorinius ir praktinius kursus, kurių metu
mes įgyjome bazinės žinias, kaip naudoti šio lazeriu. Na, bet po to jas praplėtės praktikuodami. Tai iš principo, kas yra Endolift? Tai Endolift lazeris tai yra intervencinis lazeris, kuriuo metu atliekami du veiksmai. Tai, sakykime, pagal tai, kokius rezultatus mes norime pasiekti. Tai arba odos stangrinimas, arba lipokoaguliacija. Lipokoaguliacija tai yra riebalų tirpdymas. Ką man darėt? Jums atlikome odos stangrinimą. Stangrinimą. Taip. Apatinio veido odos stangrinimą. Na, aš neturiu dviejų veidų, tai gal mano veido pačios. Taip, bet veidas yra skirstomas į kelias dalis. Apatinį viršų. Gerai, tai va čia pačioj stangrinot. Ačiū, reiškia, riebalų nebuvo. Bet ne apie mane, o kol gali reikėti ir žiūrovam, nes be abejo ir vyram tai aktualu. Tai jūs pasakėte, kad tai yra intervencija. Ašgi nuo savęs pridursiu, kad tai nėra jokių pjūvių, jokių siūlių. Taip. Ir jau kitą dieną ir tą pačią aš ėjau į susitikimą, beje, tą patį vakarą po procedūros aš ėjau į susitikimą ir viskas buvo. O buvo truputį čia patinimas lengvas, ar ne, čia yra normalu? Taip, tai reikia pabrėžti, kad tai yra šios procedūros metu mes nenaudojame atviros chirurgijos. Tai yra patempimas vidinis, tai yra naudojame šviesolaidžiai. Šviesolaidžiai. Per to lazerio pagalbą. Taip. Pagal tai, ko nori žmogus pasiekti, kokiu mes tikimės rezultatų, pagal tai mes atrenkame įvairaus dydžio ir galingumo šviesolaidžius. Tai jūsų atveju, kadangi mes norėjome pastangrinti jūsų veidą, pakelti jį, tai mes naudojame vidutinio intensyvumo šviesolaidį, kuris... O atsiprašau, koks intensyvumas nuo to priklauso, skausmo lygis? Ne. Tai priklauso, kaip ir minėjau, kokį rezultatą mes norime išgauti. Jeigu mes norime pakelti, pastangrinti odą, mes naudojame vienokį šviesolaidę. O jeigu deginti riebalus? Jeigu mes norime deginti riebalus, mes naudojame kitokį šviesolaidą. Gerai, dar pagalvojau. Tai gerai, čia man tik reikėjo šiek tiek čia tos karsenas sustangrinti, bet yra, pavyzdžiui, moteris po gimdymo pilvas visas, arba neteko daug svorio. Irgi galima naudotis lazeriu? Kokiam kūno dalim? Šiaip lazeris plastinės chirurgijos jis neatstoja. Tai jeigu yra, reiškia, masyvus odos perteklius, yra vadinamoji diastazė, tai yra atliekama jau chirurgija. Bet yra, priklausomai nuo to yra atliekamos kūno kontūravimo procedūros. Tai tarkim, jeigu po liposakcijos pilvo srityje, šlaunų srityje atsiranda odos netolygumai. Celiulitas. Celiulitas, taip. Riebalų perteklius, tai mes naudojame jau, sakykime, jau maksimalų šviesolaidį, kad išlyginti tos esamus defektus tarkim, po liposakcijos ir pasiekti maksimaliai estetinį rezultatą. Domai, paprasčiau tariant, galima sakyti, ar aš sklaidinsiu draugės, jeigu sakysiu, kad tai yra procedūra, endoliftas, kuris gali nutolinti plastinę chirurgiją arba išvis aš galėsiu jos išvengti. Taip? Be jokios abejonės. Jis gali nutolinti, o kartais tai gali stoti ir plastinė chirurgija. Tikiuosi, kad daugumai taip ir bus. Po kiek metų, pavyzdžiui, vėl rekomenduojate kartoti? Na tai irgi priklauso, kokio amžiaus moteris ateina. O jeigu 52 pas jūs atėjo? Na, mes duodam 3-5 metus, sakykime. Manot, kad nereikės man pas jūs atvažiuoti? Bet tai irgi priklauso nuo senėjimo, nuo žmogaus fiziologijos, nuo amžinių ypatumų. O kas vyko pačios procedūros metu? Kas vyksta, kai jūs darote? Jūsų metu aš įvedžiau šviesolaidį, kuris, reiškia, spinduliuodamas lazerio energiją, paskatino neokologenezę. Neokologenezė tai yra baltymo kolageno sintezė. Baltymas kolagenas tai yra struktūrinis odos baltymas žmogaus organizme, kuris atsakingas už tą statybinę funkciją. Tai procedūros pasekoje prasidėjo kolageno sintezė ir jūsų atveju, reiškia, ta oda pasitempė, sustangrėjo, na ir po kurio laiko jau mes pamatėme tuos rezultatus. Pamatėm, sulaukėm komplimentų. Ačiū Jums, Domai, ačiū už tai, kad atlikot man tą procedūrą, ačiū, kad aš sulaukiu komplimentų ir ačiū, kad atėjote. Aš pabaigai noriu pasakyti, pradžiuginti. Čia mano puikybė net paglostis, nes kodas netgi turi mano vardą. Jūs, jeigu pasinaudosite kodu ASTA 15,
Dermosurgic klinikoje gausite 15% nuolaidą visoms procedūroms, išskyrus grožio injekcijas. Ir dar labai svarbu pasakyti, kad jeigu norite daugiau informacijos, jūs galite tiesiog naršyti internetiniai svetainiai, ištarsiu kaip prašoma, dermosurgic.lt. Bet kaip ir sakė Karolis, jūsų kolega, su kuriuo bendravau, geriausia atvykti konsultacijai, aš sakau, išgerti skanios kavos ir pasikalbėti, ar ne? Taip, dar pasinaudosiu proga, konsultacijos metu mes visada gyvai įvertiname žmogų, aptarėme lūkesčius, norus ir tada prieiname geriausią. Na taip, nes tai gali būti kompleksija procedūrų, kurių reikia vienu ar kitu atveju. Nes kartais vien Endolift lazerio nepakanka, yra derinami kiti lazeriai, Morpheus 8 arba biostimuliacija kartais ir kitkam. Puiku, ačiū. Gražaus advento, gerkit mūsų skanę kavą, nes Brasa Salone jinai iš tikrųjų labai skani, tai ragaukit, skanaukit, dar pabūkim, pabendraukim, o jums sakau, nepamirškit gerų kalėdinių dovanų, geros nuotaikos, geros muzikos namie ir pasimatom po savaitės. Einu pas merginas, jeigu dar nepabėgo, atsisveikinsiu.